Tokie 5 vyrukai šiandieną praleis rungtynės trenerio nurodymu, o čia Martynas Sajus. Vienas kitą, 8-asis vakar taip pat nežaidęs trenerio sprendimu Tautvydas Paliukėnas, 7-asis Laurynas. Rezultatas lygus, Regimantas Minėtas banderiams, kurie rungtyniauja čia savo namų rungtynės nacionalinėje krepšinio lygoje. Ir kamuolius tačiau suklydo net 5 kartus. Laurinas Beliauskas, puikus žaidimas 2 prieš 2 su Martynu Sajus Atlanto, o ne Lietuvoje, tarp visų 20 rungtynės kandidatų. Jis yra ir vakar Edvinas Rupkus karinė 16 taškų ir labai neblogai atrodė jo žaidimą visais žaidėjais. Romanas Rubinšteinas, Palį Galevičius, praranda kamuolį Giedrius Tanknevičius ir Baltarusiai gauna progą suorganizuoti greitą išpuolį. Dabar Žemaitis atlieka žaidėjo funkciją, Margeris Normantas puikiai atiduoda kamuolį Echodui ir Margeris Normantas, Žemaitis greitoje atakoje ir Kristupas Žemaitis. Echodas gauna kamuolį ir jo krepšinis ir žinoma apie jį galime tik spėlioti, kokio jis yra pajėgumo. Rahoženka 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Ojojoj, čia jau nusiima kamuolį. 9 sekundės. 6 Paliukėnas, žaidžiant per aukštaūgius, tačiau kartais tas papildomas forsuotas žaidimas yra baltarusių ir žaidėjai, kurie mažiau rungtyniauja tarpusavyje, turi stikuoti žaidimą kartu. Per krepšininkai žaidė rungtynės ir buvę vieni lyderių, šiandieną stebi įvykius iš šalies. Tai žinoma turi savo svorio, kodėl rezultatyviausias buvo po 2 kelių Martynas Echodas, įmetęs 11 taškų, dabar atsiprašau 6 taškus. Azalis atrodo netgi liečia savo tiesiog neparemtą mestą kamuolį. Echodas tokio įžuvumo Martynui Sajui ir vakar jo kiek trūko. Minėtas pasirodė aikštėje vietoj Echodo. Turėdami pajėgius aukštaūgius, turėdami tiesiog susispausti baudos aikštelėje ir tokių situacijų net neturėtų nutikti ir Baltarusiai net neturėjo geros situacijos. Vos nepavirto vėl į labai blogą. Dėkingas metimas Echodas, kovoje dėl kamuolio, laimi kartu su Margeriu Normantu. Žalgirio treniruočių centre įėjimas į rungtynes. Šias rungtynės buvo tiek vakar, tiek šiandien žinoma nemokamas. Liutičius, tos dienos lietuvių spurto iniciatoriumi. 8 taškai jo sąskaitoje per šį ketvirtį. Rupkų tos situacijos net nebuvo sukurta. Normantas ženkliai pakelti metamų baudų metimų statistiką. Giedrius Tanknevičius po ilgesnės pertraukėlės pasirodo jis aikštėje, dabar nežinojo kur dėti kamuolį, arpyja oponentus, sugebės ir persverti rezultatą. Tai jau bent jau pavyko praėjusios atakos metu padaryti Giedrius. Montvila stringa kelių varžovų apsuptyje. 2 sekundės. Reikia sučiai, tuomet treneriai galbūt būtų ir laimingesni. Dabargi tai yra tik draugiškų rungtynių ciklas. Visos atakos turėtų aikštėje pasirodys Martynas Sajus, jis turėtų pakeisti kitą Martyną Echodą. Normantas vyksta pagal tokį permainingą scenarijų, labai sunku prognozuoti, lietuviams netgi pavyks išlaikyti savo pranašą. Žemaitis Beliauskas bando atsidengti, turi puikų pataikymą iš tolimesnių distancijų, vienas iš taikliausių sugauna 3 taškų pranašumą. Nors tai nėra itin daug, tai po ilgesnės pertraukos dar vienas rekordinis lietuvių Zarovas. Perdamas Kasilievičiui, galbūt po gero išsimiegojo naudingo. Liutičius tikrai žais vienas prieš. LKL finalo serijoje, tose rungtynėse, kur jau nugalėtojas Kauno Žalgiris būdavo aiškus. Tingiai, ramiai, ką ir reikia daryti, ko ir nori trenerių štabas. Žemaitis, kokį gauna laisvą koridorių per kitus 2 dar nepasibaigusius. Gynyboje taip pat sėkmingesni rezultatai. Echodas gauna kamuolį, šį kartą nededa į Baltarusių bandymų užpulti lietuvių krepšį. Minėtas perima kamuolį. Ir bam, dėjimas viena ranka. Rusai rezga savo paskutinį išpuolį šios dienos mače. Jarasas Nazarovas su kamuoliu, jam reikės ir pačiam atakuoti, gauna bloką iš Kristupo Žemaičio ir tai yra rungtynių pabaiga. Taigi lietuviai, nors ir nelengvai, tačiau laimi šias rungtynes ir toliau pratęsia pergalių seriją draugiškų rungtynių cikle.